Labas vakaras. Štai ir sugrįžome prie mūsų praeitais metais užakiuotos kriaušės. Ir kai kurios akutės jau matosi, kad jos yra prigijusios. Praeitais metais mes užvyniojome iš karto kartu su akutė ir dabar atrišim, pažiūrėsim, ar prigijo ar ne, bet čia jau reikėtų padaryti šitą darbą anksčiau, šiek tiek, nes jau pumpurai pradeda būsti ir skleistis. Jeigu mes laiku neatvyniosim šitos juostelės, tai pumpuras gali sunykti. Štai čia matom, kol kas jokių požymių nėra. Ir čia pumpuras vėlgi yra užvyniotas aklinai. O štai čia žalias pumpuras. Ir matot, jeigu mes pavėluotume kokią savaitę, šitas pumpuras jau šitą akutę neprigytų. Štai čia, šitoj vietoj, mes taip vyniojame juostelę, kad akutė būtų atvira. Tada galima neskubėti, atvynioti šitas pavasarį juostelės. Galima šiek tiek ir pavėluoti, ir savaitę, ir kitą savaitę pavėluoti 2 savaitės. Ir nieko baisaus neatsitiks. Užakiavau šitoj vietoj 2 akutės. Viena neprigijo, viena prigijo. 2-3 pumpurus ant šakos dedant yra didesnė tikimybė, kad jums prigys būtent ant šitos šakos reikiamos veislės. Kaip matome, yra prigijusi akutė šitoj vietoj. Ir jeigu mes dabar norim, kad čia šita veislė, mums šitas pumpuras neatkristų, kad jis prigytų ir vystytųsi toliau, mums reikės nupjauti štai čia, štai čia, štai čia ir štai čia. Palikti tik tai šitą pumpurą. O iki čia, iki stiebo viskas turi būti tuščia. Tada šitas pumpuras prigys ir gerai skleisis. Taip pat visos šakos, kurios aukščiau, šiek tiek reikia prarėti. Kai mes akiuojam seną medį, va čia yra šakos šitos, tai mes užakiuojam, mums viskas prigijo ir viskas, kas yra nereikalinga, mes turim nupjauti, mes turim palikti šitom akutėm, kad jos gautų saulės, gautų vėjo, kad joms būtų kur augti. Štai šitoje vietoje yra mūsų prigiję pumpurai ir mes pjūvį darom ties pumpuru. Iki pumpuro kažkur lieka ten 2 mm, bet pjūvį reikia atlikti ties pumpuru ir užtepti, kad negaruotų vanduo. Užtepti vandens emulsiniais dažais arba sodo tepalu. Akutės mūsų prigijo, juostelės mes nuėmė, užpurškėm sodo tepalą arba sodo dažus, nežinau kaip juos pavadinti. Ir dabar reikia apgenėti medį, kad šitos akutės geriau augtų, gautų daugiau vandens ir daugiau maistinių medžiagų. Ir patrumpinsim dar štai šitas šakas, kurios yra žymiai ilgesnės. Ties šita vieta, yra mūsų paskiepyta šaka prigijusi akutė, šita prigijusi akutė, šita prigijusi akutė ir šita. Tai būtų gal netgi geriau, ties kur čia aš užrišau šitą juostelę, čia su pjūkliuku nupjauti. Bet mums reikia dar ir šitos veislės, taigi mes negadinsim medžių, mums po to reikės dar ir šitos būtent veislės pumpurų. Tai mes šitoje vietoje nepjaunam, mes šiek tiek apretinam, kad šitie pumpurai prigytų, nenukristų ir toliau galėtų gerai vystytis. Tarkim taip, jeigu jums šita veislė, į kurią mes skiepijam, jums jos visiškai nereikia šitos veislės. Jums, tarkim, nepatinka kriaušės, ar skonis, ar jinai serga, ar dar kažkas negerai, tada paliekam tik tai šitos pumpurus, kurie prigijo, paskiepytus. O visas šakas, kurios yra visas kitas šakas mes nupjaunam, kur yra nepaskiepyta. Tada jums iš karto ataugs tik tai skiepai. Ir viskas, kas apačioj, viskas, kas viršuj yra mums neįskiepytos veislės, mes viską šalinam. Tada jūs greičiausiai pakeis veislę. Taigi pabaigai tikrai skiepijau aš neidealiai užgalastų peilių.
Neidealiais įrankiais dirbau, neidealiom sąlygom, neidealia medžiaga ir kaip matote, daugiau nei pusę prigijo. Tokiam aukštyje mes žiemą šitos pumpurus neviniojom, nuo šalčio nesaugojom. Ir kaip matote, viskas prigijo. Taigi palinkėčiau jums, pasiimkite skiepijimo sekatorių, peilį, juostelės ir pirmin skiepykit, bandykit. Jeigu jūsų sode kažkokios veislės jums nelabai patinka, pirmin tikrai yra nesudėtinga, galėsit, aš manau, kad netgi susitaupyti pinigų. Taigi, sėkmės darbuose. Iki pasimatymo.